Labas rytukas. Šiandien jau penktadieniukas, prasideda ilgasis savaitgalis. Nors jau šita savaitė ir taip tokia ilga, namuose sėdime, tinginiaujame, nieko neveikiame. Tai šiandien ir nedarbo diena, tai mažylis nėjo į darželį. Tai mes visi namuose esame. Vyras tai išvažiavo į džymą pasportuoti, man išeis šiandieną jau. Tai teks namuose pasportuoti, o mažylis mano jau dabar apsimovė batus, apsirengė ir nori eiti į lauką. Bet iš ryto taip apsiniaukė buvo, lijo, dabar jau nebelyja. Tai galvoju, gal aš jį ir išsivesiu pasivaikščioti, nes čia man zyzia, neduoda ramybės, nei kavos negaliu ramiai atsigerti. Aišku, nuobodu, tuose namuose jau visą savaitę sėdim, ten buvom išėję pasivaikščioti, bet vis tiek jam irgi ta rutina, pripranta prie tos rutinos, kaip ir aš tokia, aš mėgstu tą rutiną, o kai pasikeičia kažkas, tai kažkaip tai ir sutingsti ir nebenori nieko daryti. Man geriau jau ta rutina, ta tokia kasdienybė, kai atsikeli tuo pačiu laiku, pusryčiai, išveži vaikus į mokyklą, į darželį, grįžti džymas, po to vėl važiuoji į mokyklą. Man tai reikia tos tokios rutinos, man labiau patinka. O šią savaitę, tai sakau, tokia išsibalansavusi esu, tokia, nežinau, nelabai man patinka taip. Aišku, kartais reikia ten to poilsio, pailsėti, nieko neveikti. Bet aš tai iš tų tokia, kur nenusėdžiu ramiai, negaliu pabūti. Man reikia kažką tai daryti, reikia kažką tai veikti. Tai atsigersiu kavytės ir reikės vesti mažylį į parką. Tai aišku, pasivaikščiosime, bus gerai ir man toksai kardio šiandieną. Tai to fizinio aktyvumo daugiau pajudėti. Tai šiandieną taipogi planuojuosi savaitgaliui pasidaryti šiek tiek maisto pasigaminti, nes Velykos, bet mes pradėsime nuo rytojaus švęsti. Bet mūsų tas šventimas toksai, kad mes tiesiog nešvenčiame, nežinau, man Velykos nėra tokia labai ypatinga ta šventė kažkuo, tai man Kalėdos tai tikrai tokia faina būna šventė, tikrai labai laukiu, ruošiuosi. Mamytė atskrenda, visa šeima būname kartu, smagu. O Velykos tai tokia simbolinė, tiesiog pavasario šventė ir tiek. Tai, bet šiek tiek pasiruošiu to maistuko, tai šitą savaitgalį planuoju daugiau kalorijų suvartoti, galbūt netgi neskaičiuosiu šį savaitgalį kalorijų, bet aišku, proto ribose bus ir su saiku. Tai planuoju gamintis baltą mišrainę. Tada gaminsiu tortą, pyragą, nežinau net kaip pavadinti, parodysiu. Tai šiandieną viską pasiruošiu ir parodysiu. Bet daug maisto tai tikrai nieko nesiruošiu. Tai nes mano vyras, tai jis aplamai kitos kultūros, kitos religijos, tai jie net nešvenčia tokių Velykų, pas juos net nėra. Tai mūsų tas šventimas tik tai bus toksai, kad šitą savaitgalį bus daugiau kalorijų, neskaičiuosiu kalorijų, tai kažką tai kaloringesnio suvalgysiu, kaip baltos mišrainės, pyragą tą, kurį darysiu. Tai tokį planelį, dar namus apsitvarkyti reikia. Yra veiklos, kaip sakau, aš nenusėdžiu vietoje, man visada yra ką veikti. Prisigalvoju savo visokių darbų. Dar reikės kažkokią tai dekoraciją pasidėti ant stalo, pasipuošti šiek tiek tom Velykom. Nors šiais metais tai nieko, aš nepirkau nei jokių ten tų dekoracijų, nei jokių ten tų papuošimų. Žiūrėsiu, turiu nuo praeitų metų, nuo visų metų, ką aš čia turiu, kažkokią tai puokštelę pasidėsiu. Tai kažką tai taip simboliškai ir viskas. Tai baigiu kavytę išgerti ir eisime pasivaikščioti. Dabar žiūriu, saulė išlindo, šviesti pradėjo.
laikas jau pietauti. Pietums nieko nereikia gaminti, turiu pasiruošusi paruoštuką. Jautienos faršas su daržovėmis ir grikiai. Dar šiek tiek sūrio užsitarkuosiu. Šitas sūris čederio yra be laktozės, labai skanus. Tai šiek tiek užsitarkuosiu ir pasišildysiu. Dabar pasidarysiu užkanduką, nes laikas jau užkandukui. Tai vieną beigelį pasiskrudinsiu, užsitepsiu riešutų sviesto. Šitas yra krančiai su riešutų gabaliukais, skanus, ir bananų užsipjaustysiu. Ir bus mano toks tai užkandukas. Vakarienė visiškai paprasta, greita, nieko nereikėjo gaminti. Tai žuvytė, kiaušinukai virti, salotos, pomidorai ir viskas, tokia paprasta, baltyminė, greita vakarienė. Šiandien aš jau čia per ilgai kuičiuosi, žinokit, virtuvėje. Visas vakaras viriau baltai mišrainiai, bulves, morkas, susipjausčiau. Ir dabar eisiu daryti pyragą, tortą, nežinau kaip pavadinti, darysiu tinginių Napoleoną. Man pats skaniausias iš tikrųjų pyragas, labai mėgstu, labai skanu, tai eisiu daryti, bet aš darau labai paprastai, lengvai, iš tikrųjų net nežinau kaip tikras darosi tas Napoleonas, bet aš radau čia tokį receptuką. Aišku, ne pirmą kartą gaminsiu aš tą Napoleoną, bet labai man patiko ir labai skanu, jau nežinau kiek kartų gaminau ir vyresnėlio gimtadieniui, ir vyro gimtadieniui, tai kažkaip dabar jau tortų mes jau nebeužsisakinėjam. Tai va, tai einame kepti, ruošti, daryti, parodysiu kaip darau. Galbūt žinote tą receptą, nežinau, nes aš tai radau TikTok'e jį, tai manau, kad daug kas jau žino tą receptą. Tai tam tinginio Napoleonui reikia tik tai 3 produktų. Kondensuoto pieno skardinė, kiek čia yra gramų, beveik 400 gramų. Tada maskarponės reikia, šiaip reikia 2 indelių. Bet aš dedu 3 indelius, nes mes nemėgstam taip labai saldžiai. Tai kad nebūtų taip saldu, aš dedu 3 maskarponės. Čia yra po 250 gramų. Tada reikės tešlos. Tai šita tešla skirta ir saldiems receptams, ir sūriems. Šiaip aš vis Lidle perku, bet kadangi važiavom į Aldį, tai nusipirkau Aldį šitų. Tai bet manau, kad tiks, nes čia irgi rašo, saldiem tinka. Tai čia tokia kaip trapi tešla. Tai pirmiausia, tai tešlą tą pasiruošiu, išsikepsiu. Tai tešlą dabar pasiruošiau, tai supjaušiau tokiais kvadratėliais, nes aš darysiu į šitą indą. Tai kad tilptų tie kvadratėliai man maždaug taip, nes reikės sluoksniuoti. Tai kepsiu orkaitėje 20 minučių, kol paruduos. Tai čia ta tešla, kol įsikepa, kol po to atvės, tada reikia palaukti, nes dar va yra 1-2 tešlos. Tai užtruks šiek tiek laiko. Dabar susiplaksiu maskarponę su kondensuotu pienu, tai sudėsiu į indą ir su mikseriu suplaksiu. Paruošiau jau kremą, tai kai pradėjau su mikseriu mikseriuoti, tai pasidarė labai skysta. Tai reikia tol mikseriuoti, kol va toks kremas pasidaro toks tirštas, kad nebūtų skysta. Pėso mano tie
paplotėliai. Tai pradėsiu jau sluoksniuoti. Tai aš į tą indą įsidėjau kepimo popieriaus, nes norėsiu išimti. Tai kad lengviau būtų išimti, tai įsitiesiau popieriaus. Dabar darysiu pirmą sluoksnį. Tai aš dar tą paplotėlį perpjaunu per pusę. Ir dedu į indą. Truputį mano per maži. Ne taip pasidariau. Nu, tai dar tada vieną per pusę perpjausiu ir įdėsiu. Tai padarysiu. Ir įdėsiu į šonus. Prispaudžiu. Ir bus gerai, va. Gerai čia gavosi. Taip įdedu. Ir dabar kremą tepu. Tai kadangi pas mane to kremo labai daug, tai negailėsiu. Tokį gerą sluoksnį. Ištepsiu. Ir taip sluoksniuosiu su visais tais paplotėliais, su kremu. Aišku, labai čia trupatė, bet nieko, čia susigers. Tai va, vienas sluoksnis jau padaryta ir vėlgi dedu ant viršaus tą paplotėlį. Ir taip sluoksniuoju. Tai prispaudžiu gerai, nes kad tilptų man čia į tą indą visas tas pyragas. Ir taip sluoksniuosiu, kol visus sunaudosiu. Ir vėl tepu kremą. Tai pakomentuokite, ar esate tokį Napoleoną darę ar ne. Man tai, žinokit, labai skanu, labai super lengva pagaminti, keli produktai ir labai paprasta ir labai skanu. Nu va, viskas susluoksniavau, tai paskutinį kremą jau ant viršaus užtepiau. Ir dar liko man tų paplotėlių, tai dabar aš tiesiog va taip sutrupinsiu ant viršaus, kad užsidengtų tas kremas ir toksai būtų gražesnis tas viršus. Ir viskas. Štai mūsų Napoleonas, labai didelis gaunasi iš tikrųjų, nemažas. Man jau, žinokit, seilės kaupėsi. Nežinau, kad bus labai skanu, net neabejoju. Tai kadangi čia velykinis mūsų tas Napoleonas, tai reikia ir papuošti su kiaušinukais. Čia tokių dar šokoladinių kiaušinukų turiu, tai papuošiu. Tai bus tikrai toksai velykinis, šventinis Napoleonas. Papuošiau, visai gražiai atrodo, tikrai toksai šventinis, velykinis Napoleonas. Uždengsiu dangtį ir kišiu į šaldytuvą. Tikiuosi, nieks nesuvalgys per naktį.